Dabar darysim jau priklausomybę XY, čia yra kiekis kažko parduota, čia gautas pelnas yra ir abi ašys jau yra ne šiaip savo kažkokios kategorijos, abi ašys yra proporcingos, yra kiekiai ir pelnas, yra skaitinės ašys. Ir dabar pasižymėm visą tą ir šiuo atveju jau bus, reiškia, bus diagrama XY, pasiimkim, kad būtų su taškais ir glodi kreivė, taškai glodi kreivė, sakom OK, turim tokią diagramą, dabar truputėlį pasididinkim ją. Dabar, kas šitoj diagramoje yra, pelno priklausomybę reikėtų pakeisti. Pelno priklausomybė nuo kiekio, galbūt netgi paryškinti, tai yra bakstelkim čia ir paryškinkim, galbūt viską netgi padarykim taip ir standartinis juoda spalva, va taip, pabandykim dar paspalvinti ir visą šitą, kad būtų toks kaip ir geltonas, format selection ir čia užpilkim kažkokią tokią geltoną spalvą. Taip, dabar kas čia yra dar padaryta. Šitoj vietoj yra nupjaustytos ašys, nesusikerta nulio, o kažkokioj vietoj kitoj. Reiškia, nes gali atsirasti, kad čia yra labai didelė plotas tuščias, todėl mes ašį galim nupjauti, pradėti nuo tos. Pasižymim ašį, value axis, einam į tas, į axis options yra ir dabar mūsų minimumas yra ne 0, o 20. Maksimumas kaip ir lieka 160, kas 20, liktai viskas tvarkoj, taip ir buvo čia. Dabar Y ašį irgi taip pat darom, Y ašis, einam į ašis axis options, prasideda nuo 75, nes čia 75 ir dabar iki 600 ir didysis tas, 50 man, vis tiek darykim 100, kad eitų ir bus taip kaip čia, sakom OK, viskas eina kas 100, reiškia tvarkoj, turim liktai viskas. Dabar, kadangi šita yra tokia kreivė kaip atsitiktinių taškų, reiškia, mes galim bandyti prognozuoti, tai yra pridėti krypties liniją. Stovim diagramoj, einam į for design ir add ir bus trend line. Dabar koks tas trend line gali būti mūsų, žiūrėkim, labiausiai čia tiktų tiesinis, kaip matot, gali būti eksponentinė, kitokia ir vidutinių, tai reiškia, nuokrypio. Pasidarykim more options ir trend line. Tegul būna linijinis ir mes dabar norim, kiek mes norim, kad eitų į priekį. Sakykim, kiek čia dabar net nežinau, kokia 20 yra uždėta ir gali eiti kažkiek atgal, nežinau, galim bandyti kokią 10 atgal, jeigu yra. Galim uždėti, kad būtų, reiškia, ir parašyta, kokia lygtis yra skaičiuojama, ir turim krypties liniją paskaičiuota, kaip elgtųsi, jeigu atsirastų čia kiekis parduotas kažkiek ne 135, o ten 100 kažkur 55 ir taip toliau, kaip eitų pelnas. Tai yra prognozė, kuo daugiau taškų šičia būtų, tuo galbūt tikslesnė būtų prognozė. 8 diagrama. 8 diagrama yra pavaizdavimas, kokių diagramų ir neturėtų būti. Duomenis šiuo atveju imam visus, reiškia,
ir braižom elementarią diagramą ir tuoj pamatysit, ką reiškia, kad neturėtų būti. Vat šita diagrama, kokia siūloma, yra ok. Dabar kodėl tokia yra? Vieni duomenys yra labai dideli, tūkstančiai, kiti yra tik tai dešimtis. Tai yra vieni stulpeliai stovi viršuje diagramos, o kiti tiesiog guli ir apačioje ir net neaišku, kas čia yra. Reiškia, parašykim vėl. Sutvarkykim, kad čia yra pelnas kažkoks. Tai toliau galbūt padėkim šitą į šoną ir būtų į right. Šičia pasidėkim. Sausis, vasaris, kovas, balandis. Irgi apverskim kitaip. Kartais reikia tuos užrašus pavartyti, kad jie visi sutilptų. Ir va šitoj vietoj, kaip mes text direction pasiemam va šitaip, kad jie va taip eitų. Ir liktai viską susitvarkėm. Dabar tik tai yra baisiai negražu. Šiuo atveju arba nereikia iš vis braižyti tokios diagramos, arba reikėtų pabandyti pritaikyti logaritminę ašį. Va, pasižymėjau ašį, ją eisim formatuoti, format selection, ir yra axis option, taip, ir yra logaritminė skalė. Va, logarithmic scale. Dabar kiekviena padala yra 10 kartų, čia yra dešimtainis logaritmas, 10 kartų didesnė už prieš tai buvusi. Dabar visi stulpeliai liktai ir matosi, tik tai, kad ne viskas taip paprasta yra. Tuo atveju reikėtų įsiterpti ir, reiškia, data value, tai yra reikšmes. Padarykim, įterpiam per čia, data labels ir čia įterpiam, kur va čia, sakykim, taip. O čia turim tokias, dabar jie įsiterpia su litais, galbūt nelabai gerai, kad su litais, ir dabar number reikėtų pertaisyti, reiškia, kad būtų general, ir nuimsim šitą, kad neitų į čia general, kostam vėl, darykim general, nebėra litų, dabar šitą žymėkim, nuimkim, kad neitų į lentelės tuos, einam general padarom ir šitą nuimam į lentelę, ryšį su lentelė ir turim šitą. Ir dar galim čia paspalvinti kažkokią tai neryškia spalva, turim tokią. Va yra. Galim uždėti, kaip čia yra rėmelį, border, solid line. Va turim kaip ir, reiškia, čia solid line uždėjau. Ir uždėkim dar ir čia solid line, bus ir čia linija aplink plot area ir apie chart area yra linija.